Labutis visiems. Šitą video aš noriu visiškai neredaguoti, nemontuoti arba labai minimaliai, jeigu man ten tikrai reikės išeiti, nežinau, į tualetą įsinorėsiu ar kažkas tokio. Labai noriu aplamai, kad mano turinys būtų kuo labiau organiškas ir kuo labiau padėtų nuoširdžiai, kokia aš esu jums. Dėl to, kad ką aš pastebėjau, ta prasme, kuo aš mažiau redaguoju arba kažkaip perdirbu tos video, postprodukcijos kuo mažiau, tuo jums labiau eina į širdį tie žodžiai, į jūsų pasąmonę ir tada jūs darot pokytį ir tada sugrįžtat pas mane su žinutėm, kad va, tu padėjai, įkvėpiai ir tada pagalvoji, atseki tiesiog, kad tai buvo visiškai neapgalvota kažkokia, o tikrai nuoširdžiai pajausta ir pasakyta jums informacija, patarimas ir taip toliau. Tai šiandien aš su jumis sveikinuos iš paprasto Q&A, kurį jūs man davėt ir suteikėt per Instagramą, tiesiog parašėt labai daug klausimų, dėl kurių aš iš tikrųjų, kaip pirmą kartą, nes aš dabar perfilmuoju šitą video, nes tiesiog pajaučiu, kad aš galiu daugiau duoti ir tiesiog noriu kitokios energijos duoti jums negu tada, kai filmavau penktadienį. Tai aš ką ir tada sakiau, ir dabar nuoširdžiai žiauriai dėkinga jaučiuosi jums už tai, kad jūs užduodat tos klausimus. Ir iš tos pusės, nes man kaip kūrėjai, kaip merginai, kuri žoskai ilgai iš tikrųjų tą social media kuria apie įvairiausias temas, nes, nori, nenori, tu bandaisi visur save gyvenime ir įvairiausiose srityse. Ir kol aš nenusprendžiau realiai būti savim ir pilnai atiduoti savęs kaip žmogaus, nebandant primest kažko kito, dėl to, kad mano smegenys visą gyvenimą ir kiekvieno žmogaus smegenys ieško lengviausio būdo. Ir aš galvojau, kad bus lengviausia, prieš metus nusprendžiau tiesiog, kad bus lengviausia būti savim social medijoje ir supratau, kad tai yra ir lengviausias ir sunkiausias dalykas, nes tau tada reikėjo pripažinti visas savo tamsiasias pusės ir šviesiasias pusės ir priimti tai, koks tu esi žmogus, nes tik tada galima eiti tą pilną širdim ir atvirai kalbėti apie savo, nežinau, klaidas padarytas, apie save kaip apie žmogų, apie savo išmoktas pamokas, ne iš tos pusės, kad, žinai, esi kažkoks pasikėlęs ir tobulas žmogus, bandai primesti, ne, bet realiai, ta prasme, aš žoskai daug klaidų esu padarius gyvenime ir žoskai daug pamokų iš to esu pasiemus, tai aš nenoriu kažkuo primest, ko aš nesu. Ir labai noriu, kad kuo daugiau žmonių pajaustų ir suprastų, kad mano pavyzdžiu, kad labai daug šūdų galima gyvenime būti perėjus, padarius, bet visą laiką galima grįžti save ir atsiremti save ir būti tuo tikru, autentišku tu ir tau nereikia kažko būti primetinėti. Dėl to, kad jūs neįsivaizduojate, kiek yra daug energijos išskaidoma, išmetama tiesiog iš šiukšlių dėžę, bandant primesti, ko tu nesi. Tai aš pradėsiu iš tikrųjų nuo klausimų, kuriuos gavau iš TikToko, iš e-mailą, netgi gavau klausimą šitam Q&A. Tai sakau, labai aš dėkoju, ką norėjau pasakyti, kad aš esu labai dėkinga dėl to, kad aš labai ilgą laiko tarpą bandžiau kurti tą turinį ir kai ateidavo Q&A laikas, aš net nenorėdavau sakyti, kad užduokit klausimus, nes aš žinodavau, kad aš nieko nesurinksiu ir that's a shitty feeling turėt, nes, tu stengiasi, tu žoskai daug laiko investuoji, bet, tu žinai savy, kad tu čia visiškai ne iki galo esi savim šiaip. Tai va, ačiū labai kiekvienam už jūsų klausimus ir kad gilinatės į save. Bei, kai aš pasakau, kad Q&A bus apie psichologiją ir užduokit vertingus savo klausimus, kad jūs naudos gautumėt, tai žinokit, aš šitam video tikrai neliesiu temų, kur aš studijuoju, ar mano lūpos putlintos ir ką aš plaukam naudoju, dėl to, kad čia yra video apie tai, kad jūs vidinį pokytį turėtumėt, o ne apie mane išoriškais dalykais sužinotumėt. Jeigu darysiu tokį video, tai tikrai aš informuosiu, bet šitas video tebūnie pasilikim tik tuos klausimus, kurie verčia pažiūrėti save visiškai iš kitos pusės, labiau save pamilt, labiau save priimt, kokie jūs esat, o ne iš to, kaip Marija blemba tas lūpas tvarkos. Bet paliesiu ir apie operaciją temą, nes pirmas klausimas, į kurį prižadėjau iš tikrųjų atsakyti tai moteriai, kuri parašė man, tai yra apie klubo operaciją, kodėl tau reikėjo tos operacijos. Aš labai trumpinsiu šitos klausimus, by the way, neskaitysiu tikrai visų
tekstų ir kas ją paskyrė, kad prieš 6-7 metus irgi jinai turėjo tą komplikaciją, jinai yra pagimdžius moteris ir rašo, kad aš realiai jos norėčiau, bet dabar deformuoti sėdmenis, kas estetiškai nelabai gražu, bet po drabužiais galima užmaskuoti. Ką aš noriu pasakyti, kad aš, kai turėjau tas pirmas 2 klubo sąnario operacijas, man valė tą sąnarį per 1 mėnesį. Po to aš po pusės metų sugalvojau, kad aš nebenoriu ir nebegaliu šlubuoti. Tiesiog man, jūs neįsivaizduojat, kaip yra baisu jaunam žmogui, kuris visą laiką buvo aš ir dabar esu apie estetiką, išvaizdą, grožį, kūno grožį ir apie tą vidinį pasaulį, kad žmogus išprusęs būtų. Aš tiesiog jungiu tuos 2 pasaulius savy ir man tai yra vertybės. Ir tas vienas pasaulis, kuris buvo visą laiką apie tą grožį, apie sportą, aš fitneso varžybom rašiausi, įsivaizduokit, ta prasme, visas identitetas atrodo, pusė identiteto yra pas mane pastatyta ant to grožio. Ir pasaulis tiesiog padarė taip, kad aš to visiškai netekčiau. Ta prasme, įsivaizduokit, pana, kuri yra aukšta, graži, liekna, sportiška, raumeninga, nebegali vaikščioti. Ir jeigu gali, tai gali šlubuoti tik tai ir su ramentais vaikščioti. Ir man tas periodas buvo toks sunkus, ta prasme, aš nemoku paaiškinti, ant tiek man reikėjo gėdos išgyventi savyje, kad man dabar kiti dalykai aplamai netrodo gėdingi, ką aš darau gyvenime. Nes, tiesiog, tu žinai, ką reiškia būti tikroji gėdai su savim, kai vertybės tavo pakerta, gyvenimas dėl tavo sveikatos. Tai po pusės metų, kada aš turėjau tas operacijas, aš negalėjau vaikščioti ir man jau užkniso nuoširdžiai negalėt vaikščioti. Aš laukdavau eilėse prieš eilių susidarimą realiai. Be jokių siuntimų aš eidavau pas traumatologus konsultuotis kelis kartus, kad man rašytų siuntimus, kad sakau, nes man skauda ir aš negaliu vaikščioti. Ir aš laukdavau nuo ryto ankstaus, kad man paskirtų operaciją. Ir kol surado gydytoją, kuris iš viso galėjo mane apsiimti, nes aš sunkus labai atvejais su streptokoku. Streptokokas yra bakterija, man atrodo, ar virusuose bakterija, aš nelabai skiriu, bet nusėda ant sąnario ir jį išgriaužia. Tai man išgriaužia tą lobelę, įsivaizduokit, čia yra sąnarys, čia yra įsistatytas ir čia yra užpildas, kur, padaro švelnų ėjimą. Kiekvienam iš jūs turite irgi tos sąnarius. Tai pas mane yra klubo sąnarys keistas ir ten ta lobelė buvo visiškai išgriaužta ir kaulas į kaulą, įsivaizduokit. Ne? Tai kai ir esi turėjęs infekcijas, labai sunku aplamai kūnui nuspėti, kaip kūnas reaguos. Bet esmė yra ta, kad kai tu nori ir kai tu su nuoširdžia valia savo eini ir darai ir pasidarai ir žinai, kad tu pasidarysi, ta prasme, tu visos durys dažniausiai būna atidarytos. Aišku, aš ten, kaip aš sakau, aš lipau per galvas, bet žmonių, bet ne iš tos pusės, kad blemba, čia, žinai, negerbsiu ir išvadinsiu, ne iš tos pusės. Aš tiesiog, sakau, ėjau taip tiksliai į tą operacijos darymą, kad, sakau, laukiau labai anksti eilėse, aš skambinaus net į privačias poliklinikas. Man privačiose poliklinikose pasakė, kad klubo sąnario keitimas kainuos apie 6-5 tūkstančius. Aš tipo rašomės, tipo, vapšė neįsivaizduoju, iš kur aš tos pinigus gausiu, bet gausiu, žinai, tėvai sako, biški palauk, tipo, davai gal ne privačiai, o ten pigiau, kad būtų, nes vis tiek kokybė labai irgi gera Santaros klinikose, Lazdynuose operavausi, tai pas Kurtinaitį, tai jisai vienas geriausių ten Lietuvos yra tų traumatologų, jis irgi dirba ten privačiai, tai įsivaizduoju, kad aš ateinu pas Kurtinaitį ir, man sako, operacija yra kompensuojama valstybės, bet pats sąnarys kainuos 3 tūkstančius. Aš ta prasme, aš nuoširdžiai, ta prasme, neturėjau pinigų ir man all good, ta prasme, važiuojam. Ir kame esmė, kad susitvarkė viskas taip, kad iš kažkur gavau kompensavimą to sąnario. Ta prasme, viskas taip susidėliojo gražiai. Ir aš, kai jau esi tame etape tvarkymosi, tu supranti, kad kažkada vieną dieną bus labai viskas gerai. Ir tu turi paaukoti dabar jaunystės laiką tą, kada tavo draugai švenčia, kada tavo draugai eina į barus, baliavoja, daro, veikia, vaikšto galiausiai į tuos pačius žygius, žinai, o tu tiesiog sėdi vienas ligoniniai ir visiškai vienas. Ir tada pradedi nuvertinti tuos dalykus, kurie iš tikrųjų
iš tiesų reikėtų vertinti gyvenime. Anyways, ką norėjau pasakyti iš viso šito blėvizgojimo apie operaciją, tai kad jeigu tu nori tvarkyti savo estetiką, savo kūną, tu kaip moteris privalai tą padaryti ir aišku, jeigu jauti, kad tenais, kažkas ne to, tai nesidaryk, bet man atrodo, nesvarbu, ar tu esi gimdžius, negimdžius, ir tu negerai jautiesi dėl savo kūno, tai tu privalai tam skirti finansų, laiko, kad tu gerai jaustumeis. Nes tai yra tavo pirminės ribos, pirminis kūnas, kurį tu reprezentuoji, kurį tu eini su to kūnu prie žmonių. Tai tu turi pati savo kailyje gerai jaustis, o tas kailis, fizinis, ane, jis irgi duoda tau vertės ir tau duoda noro, gal ir geriau, žinai, atrodyti prieš pačią save. Ir tai yra su tuo viskas gerai, nes aš nežinau kodėl, bet kaip yra iškreipta ta blemba, aš čia galiu tipo rengtis, vos ne šiukšlių maišą ant galvos užsidėti ir man nesvarbu, ką žmonės apie mane galvoja, man nesvarbu, man yra gerai taip, kaip yra, viskas okei, bet jeigu tu pats savo nepatinki ir tu slepi nuo savęs, kad tu norėtum, galbūt tos nosies operacijos, galbūt klubo sąnario keitimo operacijos, nes tau neestetiškai atrodo, ne, tas deformuotas sąnarys. Ir tu savo sakai, blemba, bet aš susitaikysiu ir man tipo zaibys. Bet jeigu tau kelia tokį didelį diskomfortą, ką tu susitvarkysi? Tu susitvarky geriau, nežinau, skirk savo energiją, tą, kurią nukreipi, kad tau, blemba, kaip gėda būti savim ir su tokia savim. Geriau kreip dėmesį ir energiją į savęs kūrimą, iš tos pusės, kad tu galėtum jaustis su savimi gerai, nes nieko nėra fainiau ir gražiau, kaip žmogus savo kūne besijaučiantis, pasitikintis savo kūnu. Kodėl žmonės sportuoja? Ne vien, kad gerai atrodo, bet kad realiai galėtų apsiginti, kad galėtų, nežinau, įlipti kažkur. Ant kiek buvo fainas aplamai jausmas ir aš labai dažnai, šiaip žmonės, kurie neturėjo tokių problemų, aš einu miške ir aš galvoju, blemba, aš negalėjau prieš metus vaikščioti miške, nes aš negalėjau tiesiog eiti tolimų atstumų, man žoskai skaudėdavo. Ir aš einu ir ta prasme, aš galiu eiti mišką, arba aš galiu Milane, keliaudama viena į Bergamo miestą, aš galėjau tenais miškuose perlipti tvoras, dėl to, kad, aš turiu galimybę tiesiog naudoti savo kojom ir yra wow, turėti sveiką kūną, tai tvarkykitės ir estetišką kūną yra viskas irgi taip pat gerai turėti. Tiesiog visi atrodo, taip nurašot tas plastinės operacijas. Ai, čia pasidarė krūtų, koks tau skirtumas, jeigu tau nereikia tų krūtų, tai jeigu tave kabina, tai vadinasi, galbūt tau reikia tų krūtų, žinai, kur jeigu tu pavydė, tai vadinasi, galbūt tau reikia tų krūtų visgi įsidėti, nes iš tos pusės, kad arba pradirb pavydo temą. Anyways, aš čia žiauriai užsikalbėjau vienu klausimu. Antras klausimas, kaip išeiti iš nevykėlės vaidmens, kai dirbu maisto prekių parduotuvėje, kad nedirbu lėtai arba dirbu per greitai, nesugebu tiesiog prisitaikyti. Aš nevykėlė, nes tiek parduotuviai, tiek maisto pramoniai reikalauja greičio. Žiūrėkit, aš panas jums labai paprastai pasakysiu. Tavęs ir nevertins, jeigu tu pati save iš šiukšlių maišą statai kaip šiukšlių maišą. Ta prasme, jeigu tu savęs nevertinsi, tu nežinosi, kokioje aplinkoje tave žmonės vertina. Tas pats Dioro rankinukas numestas gatvėje arba paduotas žmogui, kuris nevertina, sakykime, be namų, ne, benamiui. Jisai nesupras, kas čia blema per Dioro rankinukas, bet žmogus, kuris vertina Dioro rankinuką, jisai, wow, įsigerės, jis nešios, jisai jį prižiūrės. Tai tu esi tas Dioro rankinukas, kuris visų pirma nežino, kad yra Dioro rankinukas ar kažkokia branda, nesvarbu, you name it. Tu gali tik savo brandą, žinai, susikurti asmeninį, kas tu esi ir kokias tu vertybės geriausias turi, tu nematai ir dėl to tu leidi kitiems žmonėms ir savo pačiai statyti save į tokias situacijas, kur tavęs nevertina. Tai va. Agnė klausia, ar galima išmanifestuoti vaikiną, santykius ir panašiai. Jei taip, tai ką daryti? Aš ką galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, nemanifestuokit bachūro konkretaus, dėl to, kad
ne jum galbūt net yra skirtas tas žmogus. Esu ne vieną kartą pasakojus, 2 kartus, per TikToką ir per Instagramą pasidalinus istoriją apie tai, kaip aš išmanifestavau labai konkretų žmogų. Žodžiu, aš turiu visą manifestacijos, nežinau kaip pasakyti, sistemą. Aš pasistengsiu per artimiausią savaitę išleisti apie manifestaciją, aplamai kursą, kaip tą daryti, nes aš nemoku paaiškinti, aš tik pagalvoju tiesiog, ant lėkštutės man gyvenimas atneša dalykus ir taip, yra labai smagu ir labai faina, kad mano tos manifestacijos pildos, bet prieš 3 metus aš nežinojau šito dalyko, tai jeigu kažkam šitas dalykas padės, tai kai jūs manifestuojat, tai paprastai pasakysiu, manifestuokit jausmą, kaip jūs norit jaustis su tuo žmogum, o ne konkretų žmogų. Žodžiu, aš turėjau ir turiu vis dar tas sistemas, kaip aš manifestuoju. Ir yra tenais tokia vizualizacija, manifestacija. Ir per tą manifestaciją yra, žodžiu, reikia įsijausti, kad šalia yra manęs vyras, kokio aš noriu ir taip toliau. Ir prieš 3 metus aš kažkur Instagrame pamačiau kažkokį čiūvą, žoskai gražus, ten man tas čiūvas buvo ir tipo, wow, ir tipo, kaip fainai. Bet aš jo neįsekiau, ta prasme, realiai, man atrodo, pas Greta, Lucky Gretutė, daug kas žinot, manau, pamačiau jo fotkę ir tiesiog nuo to laiko aš toj manifestacijoje įsivaizdavau, kad su tuo vyru, būtent tas vyras yra tas, kurio aš noriu. Ir bairis, ne bairis, jisai man parašė gal po kokių 10-12 dienų, ten 2 savaičių, žodžiu, tarpas buvo nuo tos manifestacijos, kad, įsivaizdavau jį kaip tą vyrą, kurio noriu. Ir aš tokia galvoju, aš susirašinėsiu ir aš galvoju, blema, tipo, nei aš jo followinau nieko, tiesiog taip iš oro žmogus parašė. Ir kame esmė, kad, nebuvo jis toks fainas. Ir jis nebuvo netgi tas vyras, su kuriuo aš ten, žinai, norėčiau santykius turėti ar whatever, you name it. Tai čia šita istorija labai aiškiai parodo, tu gali išmanifestuoti žmogų, bet ar jis tau bus skirtas, tai ne. Panos, jūs įsivaizduokit ir jauskit būseną, susikurkit, kaip jūs jaučiatės su tuo savo vyru, kaip jūs jaučiatės su tuo savo žmogum, o ne tiesiog, Antanas bus šitas mano svajonių vyras, nes jeigu tau bus skirta, visata padarys 150 milijonų procentų, kad tau būtų skirtas tas žmogus. Bet ar mes dažnai pataikom į tuos geriausius scenarijus savo, kuriuos mes norim turėti ir galim turėti, tai tikrai ne. Mums yra tikriausiai, nors man asmeniškai buvo suplanuota ir yra suplanuota, ir aš to 150% tikiu, kad mano gyvenime yra daug gražesnių dalykų suplanuota man pačiai, kaip moteriai, kaip merginai, negu aš įsivaizdavau, kad man bus gerai. Pavyzdžiui, aš įsivaizdavau, kad man reikia dirbti kaip finansų konsultantė, būti žoskai gera, pardavimuose ir taip toliau. Ir labai prašiau Dievo, kad man sektųsi tenais tame darbe. Ir man sekėsi iki tokio lygio, kad dabar pasižiūrėjus, tenais nelabai gal man sekėsi. Aš labai daug, aplamai visur, kur aš einu, aš labai stengiuosi ir labai dirbu, man dėl to sekės. Bet ar man lengvai ten sekės, tai ne. Nesisekė man tenais. Tai ir tada supranti, kad viskas okei, kad tenais griuvo dalykai, nes turėjo mane atvesti, žinai, kur dabar aš esu. Ir šitas Dievo planas, kuris mane bandė atiminėti iš manęs visas veiklas, kad prisiskint prie to, ką aš dabar darau, buvo daug didesnis. Ir aš neįsivaizdavau ir nemačiau kaip geriausia man plano. Tai pasitikėkit to procesu, kuriame jūs esat iš geriausios savo pusės. Galbūt jūs dar nesuprantat, ko jums reikia, kaip jums reikia. Jūs galite įsivaizduoti jausmą, kurio jūs norit jausti. Ir jums pasaulis, visata, manifestavimas tas pats sudėlios taip, kad jūs taip jaustumėtės. O kaip jūs, kaip aplinka visa atrodys, kokia materija bus, tai jau čia jau yra kitas klausimas. Dėl to, kad, pavyzdžiui, daugelis žmonių įsivaizduoja, aš atsigersiu vandens, bet jie nori Porsche. Aš, pavyzdžiui, žoskai noriu Porsche. Dabar nežinau, ar labai tiek noriu, nes aš labai dažnai juokauju, kad aš ant tiek jau savo galvoj pravažinėjus to Porsche, kad jis jau yra tiesiog mano. Ta prasme, yra, nėra, tipo, man okei. Tai, ką norėjau pasakyti, kad
žmonės antiek, pavyzdžiui, nori prabangių dalykų, antiek nori įvairiausių, va, pavyzdžiui, tų pačių Porsche, ne? Bet realiai jie nori jausmo. O kokio jūs jausmo norit? Jūs norit autoritetingi asmenys jaustis, jūs galbūt norit statuso. Tai jūs pajauskite tą jausmą, ne? Kad va, aš esu dabar autoritetingas asmuo, aš čia esu svarbus ir taip toliau, ne? Statusą turiu. Esu finansiškai laisvas. Kaip jūs tą finansinę laisvę jaučiate, ne? Va, tą va jausmelę. Ir jum tada jau pasidarys išoriai, gausit žmonės, gausit pinigus, gausit galbūt įvairiausias situacijas, kad jūs taip pradėtumėt jaustis. Gale dienos, kaip aš sakau, dažnai irgi labai, gale dienos, tai tiesiog gale periodo, ką turiu omeny. Tai va, įsivaizduokite jausmą, nes jūs galbūt nežinot, kokiu būdu jūs galite tą jausti. Iš tiesų, galbūt jums tą mašiną, kurios labai dažnai nori mane, net nesuteiks to. Aš, pavyzdžiui, ką supratau, kodėl aš to Porsche noriu. Aš tiesiog noriu negendančios mašinas, su kuria taip pat saugiai jausčiaus kaip ir su savo Volvo. Tai man tiesiog prabangos dar jausmas labai patinka, tai tą irgi, žinai, pateisina. Tai, tas Porsche'as, kurio aš noriu. Toks basic pavyzdys, ne, bet, kartais reikia basic pavyzdžių, kad galėtume sudėtingus dalykus suprasti paprasčiau. Aras rašo, kai man buvo 19 metų, man daktarai diagnozavo paprastą šizofreniją, jaučiausi kaip su etikete, stengiausi neslėpti to ieškodamos merginos ir kaip pasijausdavau pakankamai drąsus ir pasitikintis, merginai pasakiau. Ir jinai pabėgdavo. Tai labai kerta per savivertę, nes atrodo niekam netinku. Žiūrėk, aš labai paprastai ir aiškiai papasakosiu iš savo perspektyvos ir duosiu vieną patarimą, kuris tikriausiai galės tau padėti, jeigu tu imsies ir investuosi pinigus į tai. Bet čia yra tik tai rekomendacija ir jis tau 100% padės. I have no idea. Čia labai priklauso nuo tavo vidinės laisvės ir sąmonės dydžio, kiek tu sau leidi patirti ir išjausti ir pamatyti giliai dalykus. Esmė yra ta, kad kai aš turėjau klubo sąnario operaciją, aš jaučiausi visą laiką nenormali. Ta prasme, tokia nenormali, kad man taip gėda būdavo, sakau, savo kūno. Aš žinojau, kad čia yra visiškai, in the end of the day, tu priemi tą dalyką ir supranti, kad, kito kelio nėra, kaip tiesiog būti su savimi ir priimti save visą, kokia esi sulūžus ir sugriuvus ir mokėti tą sugriuvimą ir sulūžimą atsiremti. Bet aš, ta prasme, rinkausi netgi partnerius, atrodo, mažesnius, dėl to, kad aš jaučiausi mažesnė. Kadangi, kai žmogus neturi susitvarkę savo fiziologinių poreikių, pasidomėkit Maslovo piramidės poreikiais. Tai yra fizinis, ne? Pirmas poreikis patenkinti. Tavo kūno saugumas, tavo kūno, sveikata yra labai svarbus, nes tu tik tai galėsi tada, meilės reikalus statyti ant jo. Kaip pavyzdys, ne? Be fiziologijos nebus meilės reikalų savirealizacijos. Tai tu turi pirmiausia susitvarkyti savo tą kūną, turi susitvarkyti savo galvą ir jausti vertę savęs. Nes jeigu tu nejauti vertės savęs, o dažnai kūnas, psichologiniai sutrikimai sako, kad tu esi nenormalus, nes tu turėjai depresiją, tu turėjai šizofreniją, tu turėjai psichozę, o čia yra visiškai bullshit. Tai yra tiesiog dalykai, kurių jūs galbūt nesat pamatę, galbūt dalykai, kurie jūs esat netgi įgiję per genetiką. Tai kai jūs įsispręsit šitos dalykus, arba juos priimsit, kad čia yra visiškai normalu sirgti depresiją, visiškai normalu turėti šizofreniją, visiškai normalu, net ne iš tos pusės, kad čia yra, sveikas žmogus, aš dabar, turiu šizofreniją, bet aš toksai, biški, bet, arba turiu depresiją, aš, pavyzdžiui, turėjus depresiją, man taip 100 metų, pripažinti tokius dalykus. Bet tada, kada tu turi ir save nuvertini, tave visas pasaulis cancelins, nes tavo pasaulis prasideda nuo tavęs. Kaip tave gali kažkas mylėti ir iškelti, jeigu tu save pirmiausia nuvertini? Tai seneliumbai. Keliam savivertę, einam į pasitikėjimą savim ir tavo fokusas turėtų būti, kaip susitvarkyti savo savivertę. Ir antras dalykas, kas gali tau padėti, ir daugeliu žmonių, kurie turi blogus santykius su tėvais, blogą santykį su savim pačiu, labai gali padėti konsteliacijos. Parašau, pasidomėkit, kas tai yra. Aš sakau, šito video nenoriu redaguoti labai daug. Ir konsteliacijos.lt
aš asmeniškai tenais buvau ir dalyvavau tose konsteliacijose, tai tenai sustato tavo giminės sistemą taip, kaip tau turi būti. Ir viena moteris, kuri turėjo psichozę, ne šizofreniją, psichozė tai yra, kai yra manijos epizodai, tai reiškia, žmogus crazy, viską daro iš eilės, vis dar, kuria, ta. Ir turėjo depresijos epizodus, bet tokius rimtus, tokius, kur nori mirti. Ir šitie 2 epizodai visą laiką nuveikia tą žmogų, ne, psichozės metu. Tai būna arba ta manija, arba depresijos epizodai. Ir esmė yra ta, kad per tuos epizodus, kai pastatė konsteliaciją, tas terapeutas, daktaras, kuris veda tas konsteliacijas, pamatė, kad ir ta moteris pamatė, kad tai yra jos būdas, ta psichozė, bendrauti su mama. Kad tai tarsi tarp jų, įsivaizduokit, čia yra ta dukra, čia yra ta mama ir čia yra ta psichozė jos. Ir jos tik galėdavo taip gauti ryšį. Tai pašalinus psichozę, kad jinai pamatė per tą visą terapijos seansą, kad jai nereikia tos galbūt psichozės, kad jinai galėtų priimti tą mamą, kokia jinai yra. Ir su ja bendrauti. Tai aš visiškai tavo istorijos nežinau ir aš nemanau, kad kažkada sužinosiu. Bet tikrai visi žmonės, kurie turi problemų tiek su vyrais, tiek su antrom pusėm, tiek su psichologiniais dalykais, tiesiog pasidomėkit konsteliacijos metodų. Galbūt net susitiksim kažkada Kaune arba Vilniui, kada ves sesijas, dėl to, kad labai faina ir pastebėti šitą dalyką. Šitas dalykas kainuoja, jeigu eisit būtent konsteliacijos.lt, čia nėra jokių būdų reklama ar kažkas tokio. Aš tiesiog buvau ir man nuoširdžiai labai patiko. Tenais 6 valandas tiesiog 2 žmonėms stato tas konsteliacijas ir tai yra wow. Kainuoja 10 eurų ateiti pasižiūrėti, nes pirmiausia reikia pasižiūrėti, ne, jeigu tu norėsi savo daryti tą konsteliaciją, o kad tau darytų konsteliaciją, tai reiškia jau visa grupė dalyvauja tavo situacijos išdėstyme, kainuoja 180 eurų, dabar šiuo momentu aš nežinau, aš nežinau, kiek kainuos vėliau. Gali kainos kilt dėl infliacijos, tai yra labai normalu. Ir šiaip, jeigu sakysit, kad čia yra pizda kokie pinigai, pizda yra kokie pinigai prarandami, kai tu sėdi visą gyvenimą šiknoji ir nepasiemi savo gyvenimą į rankas. Va čia yra pizda kokie pinigai. Ta prasme, kokius tu pinigus galėtum uždirbti, jeigu tu save suprastum, jeigu tu save mylėtum, jeigu tu savo leistum patirti visą gyvenimą. Va čia yra kokie pizda kokie pinigai. O tie pinigai 1000 eurų, kiek aš esu investavusi pačios savo terapijai, savo žinojimai, savo mokymus, į knygas, you name it, kiek kilometrų yra nuvažiuota, kiek yra dvasinių mokymų turėta. Ta prasme, kiekvieno cento yra verti tie pinigai, kurie keliauja tau atgal kaip energija, kaip tau, įsivaizduokit pinigus, kaip jūs tiesiog turit pinigus kaip energiją, kurią jūs atiduodat kitam ir jeigu jisai jum duoda atgal, tai yra mainai. Ir jeigu jūs tų mainų nenori turėti, tai jūs ir neturėsit savęs. Nes žmonės kiti ir tam yra skirti tam, kad jūs lengvesniu savo būdu pamatytumėt savo grožį, lengvesniu savo būdu priimtumėt save. Galbūt išspręstumėt kažkokius klausimus, galbūt gautumėt kažkokių įžvalgų, galbūt gautumėt kažkokius teisingus klausimus, į kuriuos turėtumėt atsakyti, ne, kad jums padėtų tiesiog išjudėti. Tai per brangu yra tada, kada jums nėra prioriteto. O kada žmogui nėra prioritetas jis pats, o čia yra didžiausia problema. Nes niekada gyvenime tas žmogus nemokės nei kito mylėti nuoširdžiai, nei pasaulio mylėti. Nes jisai nemylės savęs. Nes jisai nežinos, kaip save mylėti, kaip mylėti pirmą žmogų ir paskutinį žmogų, su kuriuo jisai bus šitam pasauliu. Eina prie Instagramo klausimų. Aš toks kaip tikštukas atrodo. Koks tavo svarbiausias gyvenimo pamokymas iki šiol? Gal naujausias, sakyčiau, gyvenimo pamokymas yra apie tą meilę savo, apie kurią dabar kalbėjau, kad man toks buvo crazy momentas, kai aš supratau, kad realiai meilė savo, tos visos nuvalkėtos temos, kurios šiaip biškai kerta ausį kartais,
savęs vertinimas prasideda nuo savęs pažinimo. Jeigu žmogus savęs nepažįsta, jisai negali mylėti. Tipo, nėra taip, kad aš savęs nepažįstu, aš čia toks crazy, toks nusirobęs, belia ką atiduodu savo energiją, iš belia ko pasiemu, man pasiūlo, aš einu, kokius makaronus valgysiu, ai, tu išrenk. Toks žmogus niekada negalės mylėti kitų. Negalės mylėti savęs. Jisai vapšė nežino, apie ką jis yra. Nes jam leisti yra priimti iš visko ir apie viską savo nuomonę, žinai. Kaip atpažinti, kada žmogus tavo gyvenime turi pasilikti, o kada paleisti? Jeigu tau kyla toksai klausimas, kada žmogus turi pasilikti, ar turi vis dar pasilikti, tai man atrodo, tu turi jį paleisti. Tai, čia toks apie nieką ir apie viską klausimas. Žodžiu, kiek tau buvo metų, kai turėjai pirmą vaikiną? Aš žinau šitą moterį, merginą, kuri jinai klausė ir kodėl jinai klausė šito klausimo. Aš ką galiu pasakyti, tos kelios mažos panelės, kaip skamba, jaunos panelės, kurios klauso, žinokit, viskas, kas įvyksta jūsų gyvenime, yra normalu. Ir ar tu turėsi vaikiną pirmą 16, 13 ar 25 metų, yra viskas normalu, kas vyksta su jūsų gyvenimais. Ir žinau, kad dabar atrodo nenormalu ir šita teta, kuris sėdi ir jums sako, kad viskas yra normalu, iš tikrųjų jums atrodo nenormalu, iš tikrųjų yra normalu. Ir normalu būti nenormalume. Nes ką jūs dabar darote, tai jūs tiesiog bandot kvestionuoti ir susidėlioti viską, kaip jums atrodo pagal social media, kad čia visos karočią 5 vaikinais, jau žinai, 13 metų pakeitusios. Tai žinokit, visas kelias kiekvieno žmogaus yra toks normalus. Ta prasme, kiekvienas šūdas, kurį tu darai, kaip skamba, yra tiesiog normalus. Viskas, ką tu turi gyvenime, yra normalu. Ir kada tau ateina tokias mintis, kada tau ateina, gal čia biškai kitaip turėčiau pasielgti, gal čia yra nenormalu, čia yra fake, supras, kad Marija sakė, kad tai yra normalu ir pajausk, susikurk viduj būseną, viskas gerai, tai praeis ir turėsiu viską, ką aš noriu gyvenime. Tai viskas yra normalu. Ar tiki taro kortomis? Aš nežinau, kodėl šitas klausimas yra čia, kodėl aš jo nesu išbraukus, bet aš tikiu taro kortom ir noriu pasidalinti vienu dalyku, kodėl aš juo tikiu. Ne kodėl, o nuo kokios istorijos pradėjau tikėti. Tai esmė yra ta, kad aš, kai buvau solo tripe pirmą kartą savo gyvenimą, tai aš buvau į Londoną nuvarius ir prie Londono gyvena mano sesė. Tai žodžiu, mes jau tenais, aš buvau vienai dienai pas ją nuvažiavus ir mes renkamės daiktus, kad mane nuvežtų į traukinių stotį, kad aš važiuočiau atgal į savo viešbutį, kuriame aš gyvenau. Jinai sako, davai Marija, dar žinai, išsibūrėm, nes jinai turėjo taro kortas. Ir aš ištraukiu tas 3 taro kortas apie dabartinę situaciją ir apie tai, kokia ateitis tenais mano bus. Ir aš nemoku paaiškinti, bet tai, kas tenais buvo, aš solo tripe pirmam buvau lapkritį 2024 metais. Tai lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė. 7 mėnesiai praėjo. Aš einu link to. Ir labai jaučiasi tai, kas buvo tose kortose. Bet taip labai. Nes tenais buvo apie ėjimą į išorę, įėjimą į viešumą ir gavimą pripažinimo pagaliau už tai, kas esi ir ką darai. Tai aš, žodžiu, esmė yra ta, kad labai tikiu. Ir galbūt Instagrame esu įdėjusi highlightus tas kortas, tai galit, kas domitės tokiais dalykais, tai tiesiog nueikit, galit pasižiūrėti, kad sekti šitą istoriją, nes kai pamatysit, kas tenais yra parašyta, labai makes sense, kur aš esu dabar. Kaip dažnai poilsiauji gamtoje ir miške? Tai esmė yra ta, kad miškas aplamai moteriai ir žmogui yra ir vaikščiojimas, ir judėjimas, judinimas savo kūno yra labai svarbus. Tai ką aš noriu pasakyti šituo klausimu, kad jeigu jūs jaučiatės tokios lost, be pinigų, be finansų, aš čia nieko neturiu, žinai, iš serijos, eikit pasivaikščiot į mišką, eikit,
Eikit tolyn, eikit be telefono, be knygos, tiesiog su savo mintim ir paukšteliais. Jūs įkvėps, jūs grįšit visiškai prapusta nauja galva ir su naujom išvalgom. Dėl to išgerkim. Kaip tai pasitikė savimi ir negėda daryti dalykus dėl savo laimės. Aš kaip ir minėjau pradžioje video, kad man, nebegali būti gėda daryti tai, kas aš esu ir apie ką aš esu, man nebėra gėda savęs. Aš turiu žoskai daug pusių, kurių, nežinau, buvo sunku pripažinti, kad aš jas turiu. Bandžiau primesti kokią aš nesu, galbūt aš bandžiau ir vis dar bandau. Aš tikiuosi, man kažkada pavyks šitą savęs įsivaizdavimą patvirtinti, kad aš esu ryto žmogus, bet aš nifiga nesu ryto žmogus, aš naktim dirbu ir aš naktim montuoju video, tai esmė pripažinti ir suprasti tą savo tašką A, kur tu esi ir nuo to taško A prasideda tas pasitikėjimas, nes tu žinai, kad gali geriau, kad tu pasidarai savo geriau. Ir šiaip pasitikėjimas bet kokioj srityje yra apie tai, kad tu darai šituos dalykus labai dažnai. Tu labai daug kartų esi pakartojęs tą patį veiksmą. Pavyzdžiui, aš esu labai pasitikinti savimi social medijoje, nes aš ne pirmus ir ne antrus ir ne trečius metus tą darau. Aš labai pasitikiu savimi video montavime, nes aš 1000 valandų esu investavusi, tai aš žinau, kad aš žoskai gerus video sukursiu. Aš esu labai pasitikinti savimi, kai aš bendrauju su žmonėmis ir, kaip pavyzdžiui, filmuojam su jais video, nes aš žinau, kaip juos atpalaiduoti, nes aš 1000 kartų esu tą darius ir aš 1000 kartų esu bendravus labai šiltai ir atvirai su žmonėmis. Ir man, kadangi aš pati savo įrodžiau, kad ne vieną ir ne 2 kartus, kad aš į save galiu ir tik į save atsiremti, kaip į žmogų, kuris vienintelis atrodo likęs šitoj žemėje, kuris gali tikėti savim, aš 1000 kartų esu grįžus į save, be jokios vilties ir atsirėmus ir apkabinus save. Ir aš žinau, kad 1001 kartą irgi tą patį padarysiu, nes kai tu 100 kartų, 1000 kartų kartoji tą patį veiksmą, tu negali savim nepasitikėti. Suprantat, ką noriu pasakyti? Ar aš pasitikiu gitaros grojime savim? Ne, aš gitarą nemoku groti, aš laikiau gitarą 5 kartus gyvenime. Ar aš pasitikiu savimi, nežinau, pianino grojime? Jo, dėl to, kad aš esu baigus muzikos mokyklą ir aš moku groti pianinu, žinai. Tai vat iš tos pusės žiūrėkit. Jūs visose sritise nepasitikėsit savim. Atraskit sritį, kurioje jūs norit būti pasitikintis, okei? Kur jums yra didžiausia nauda. Jumise būti savimi ir pasitikėti savim. Pavyzdžiui, man būdavo labai cringe bendrauti su žmonėm. Dabar aš tą darau labai laisvai ir lengvai ir savim labai pasitikiu tą darant. Dėl to, kad tai yra ir man labai faina ir man labai naudinga turėti tokį įgūdį. Nes aš tiesiog pasikraunu nuo žmonės nuo manęs ir tai yra labai smagu. Kada pradėjai džiaugtis gyvenimu? Aš visą gyvenimą labai džiaugiausi gyvenimu. Ta prasme, kad ir turėjau tokių sunkių, juodų akimirkų, net ne akimirkų, periodų, žinai, kur tipo tęsės mėnesiais. Tas juodas periodas. Bet aš kažkaip, nežinau, pas mane labai daug būdavo ir yra tos vidinės meilės žmonėm ir pasauliui ir nežinau, ten po to tą meilę projektuoja ne į antras pusės ir taip toliau, bet ta meilė ir tas džiaugsmas, kurį aš turiu viduje, visą laiką buvo. Jisai galbūt būdavo uždengtas kažkokio pykčio, galbūt epizodais, kažkokiais juodais, tokiais gumulėliais gyvenimo, kurį, susikūrė vis tiek. Tai aš visą laiką džiaugiausi gyvenimu, aš labiausiai pradėjau džiaugtis, labiausiai džiaugtis gyvenimu po pirmų tų operacijų. Klubo sąnario valymo, dėl to, kad man tai buvo jau toksai ženklas, kad aš 2 metus iš eilės, nes aš 1 metus turėjau, 2020 metais turėjau klinikinę depresiją vidutinę nustatytą ir aš galėjau ligoninį, stacionarę, vasaros ligoninį, by the way, kas ieškot, kur gydytis depresiją, tenais yra labai faina ligoninė. Tai jo, ir tada po metų, nepraėjus metam, aš atsidūriau dėl klubo sąnario, ten su 4 klinikiniam, didelėm lygom, toj ligoninėj 2 kartą, žinot, per metus, nes aš labai esu šiaip darbštus žmogus ir
aš labai moku ir mėgstu dirbti, ką aš mėgstu dirbti. Ta prasme, labai visą savo tiesiog sielą, esybę atiduodu dėl to, kad man tiesiog patinka. Ta prasme, aš labai matau, jeigu prasmę pas mane, manęs nesustabdysi, žinai. Ir aš labai iš tos vyriškos pusės, iš tos vyriškos pragmatikos, žinai, ėjau į tą darimą, ėjau į kūrimą verslų, į mokymasi. Ta prasme, jūs neįsivaizduojate, kiek aš dalykų esu gyvenime pabandžius iš verslo pusės, iš projektų kūrimų, iš, you name it. Nes man tiesiog patinka ir aš dieną naktį galiu dirbti. Ir čia yra mano asmenybės tipas, kurį, by the way, nesenai sužinojau, kad turi Elonas Muskas ir labai makes sense why, ta prasme, nes tas čiuvas irgi, čiuvas vyras, tenais jau irgi skirdavo labai daug laiko savo tai pačiai Teslai, tiesiog, nes architektai, kaip asmenybės tipai, jie tiesiog, kitaip neišeina jam. Tai va, ir po tų operacijų aš supratau, kad man reikia labai savo su tą moterišką pusę susitvarkyti, nes aš turiu tą švelnumą ir įsiveržęs iš manęs visą gyvenimą per poeziją, per kūrybą, ir tai buvo, toksai vienintelis dalykas, kaip aš tą moteriškumą išreikščiau, nes aš šiaip labai vyriška pusė atsakinga už tą tokią discipliną, ėjimą, darimą, tikslų siekimą, aš ją labai turėjau tokią tvirtą, ta prasme, aš nesupykit bachūrai, bet aš pasakysiu šitą dalyką, aš turėjau tikrai didesnius kiaušus negu 95% bachūrų Lietuvoje, kas liečia disciplinos, valios ir darbų dalyką. Tais metais, kada aš labai buvau apie tai. Tai ir mano ta moteriška pusė buvo labai tokia užspausta, ne? O moteriška pusė, kairioji pusė yra atsakinga už tą mėgavimąsi gyvenimu, už tą tokį darimą, iš malonumo, tokį ir meilės skleidimą, kūrybą. Ir aš labai, buvau užspaudus. Ir esmė ta, kad po tų operacijų, ką norėjau pasakyti, kad, supratau, kad man reikia tą moterišką savo pusę, taip paimti ir sakyti, žiūrėkit, man reikia gal tą moterišką visgi pusę pasimti ir taip, biškai pamylėti ją. Ir tapau vis labiau ir labiau moteriška, nes kame esmė, kad mano kairiai pusiai kūno yra nesuskaičiuojamas kiekis randų. Ir tie didžiausi randai, po operacijų yra atsiradę būtent ant kairės pusės. Kas žiūrit iš visai kitų perspektyvų į save, suprantat, kad psichologija šiaip labai asocijuojasi su kūnu. Ir pavyzdžiui, labai galite irgi aiškiai pastebėti, šiandien kaip tik Instagrame apie tai dalinausi, kad galite pastebėti, kur kūną jums skauda ir už kokį dalyką psichologiškai tai yra atsakingas jūsų, psichologija atsakinga. Nes pavyzdžiui, jeigu skauda kairę pusę, tai vadinasi, kažkur savo pagailit malonumo, kažkur savo kažko pagailit, kažkur nepasimėgojat. Jeigu dešinė, galbūt jums disciplinos trūksta. Tai va, pas mane yra operuota kairė pusė ir man po to taip norėjos mėgautis gyvenimu ir aš, kad ir iki tada turėjau labai daug praktikų, labai daug tokio vidinio darbo su savim, kad pajausti tą malonumą, tą dėkingumą, tą džiaugsmą aplamai pasauliui ir gyvenimui. Aš prisimindavau tas praktikas, aš toliau darydavau ir tu realiai pradedi tokius šideliukus vertinti kaip ėjimą tiesiog laisvai, lengvai. Pavyzdžiui, kaip girdėjimo paukščių. Aš, pavyzdžiui, labai dažnai graudinuosi įdama miške, kai girdžiu paukščius. Ir tu tiesiog per praktiką nuoširdžiai dažnai darant, dėkojant už mažus dalykus, didelius dalykus, už tai, ką turi, tu pradedi džiaugtis gyvenimo mažais dalykais. Ir labai čia yra moksliškai ištirta. Kas labai prisideda prie jūsų gyvenimo džiaugsmo, tai meditacija. Tiesiog buvimas tyloj su savim, tai stay tuned, labai daug aš informacijos realiai jums noriu duoti ir pagalbos duoti, kad jūs susitvarkytumėt savo gyvenimą ir iš tos meilės pradėtumėt pagaliau džiaugtis gyvenimu ir duoti kitiem ir kurti savo gyvenimą, o ne iš to tokio kaltės, gėdos ir baimės. Koks tavo yra mėgstamiausias rūbų brandas? Aš neturiu tokių dalykų. Ką daryti, kad gyvenime nepasisuktų viskas kita linkme prastesne?
tikėtis, kad viskas, kas dabar vyksta geriausiu tau būdu, nes tai, ką tu galvoji ir visą laiką, ką tu galvoji, visą laiką viskas įvyks. Ta prasme, good mind, viskas aplinkui labai gerai bus. Ką daryti žmonėms, kurie turi ADHD sutrikimą, ir čia bus ilgas klausimas, tai žiūrėkit. Viskas okei, aš esu jį perskaičius tą ilgą klausimą, tai labai paprastai atsakysiu. Jeigu tu turi ADHD, kreipkis psichologus ir, ta prasme, aš esu žmogus, kuris gali įkvėpti, pakaučinti, gali duoti iš savo asmeninės patirties. Asmeninėje patirtyje aš turėjus depresiją, aš neturėjus ADHD ar kažkas tokio, bet turiu žmogų, kuris turi ADHD, tai kas jam labai labai padeda, tai vėlgi konsultuojamės su gydytojais. Tai yra angliavandenių greitųjų suvartojimo mažinimas, tai reiškia saldainiam ne, kas man būtų žvakės. Tada kavos jisai negeria, vartoja švagandą ir šiaip kreipiasi pas terapeutą, kuris jam, pas psichiatrą, kuris jam išrašė vaistus ir jo, tiesiog pripažinkite, kad čia yra normalus dalykas. Tipo, jeigu tau amputuoja ranką dėl to, kad tau jinai užpuliavo, ir kitos galimybės kūnui išgyventi nebuvo, yra normalu. Jeigu tu susilauži pirštą, uždėti, kitas pavyzdys paprastesnis biškai, jeigu tu susilauži pirštą ir tau uždeda langetę ant piršto, kad jisai nejudėtų ir gytų, yra normalu, o kad turėti psichologinių sutrikimų yra nenormalu, tai žiūrėkit. Visų pirma, yra normalu, viskas yra normalu, kas vyksta jūsų gyvenime, iki tokio lygio, kad jūs turit spręsti šitos dalykus ir eiti pas specialistus jau, nes, sakau, turėčiau kažką patarčiau, bet neturiu. Tai patarimas, kreipkitės, nes yra gydytojų Lietuvoje, kurie užsiema šitais dalykais. Mėgstamiausias klausimas, kurio klausi savęs. Labai labai ačiū už klausimą tokį, nes jisai yra labai deep. Mėgstamiausias klausimas, let me think. Ar aš esu čia ir dabar? Ar aš mėgaujuos? Ar aš esu čia ir dabar? Ar aš pakankamai sustoju gyvenime pasidžiaugti? Nes man atrodo, kad šito klausimo klausiant aš dažniau tą darau. Nuoširdžiai mėgaujuos. Nes kaip ir sakau, man yra labai smagu dirbti, man labai smagu atiduoti, bet aš tame buvime čia ir dabar, nes to reikia savęs paklausti, nes tipo tiek daug išorinės stimuliacijos, atrodo, yra pasaulio, nes kai aš paklausiu savęs šito klausimo, atsirandu čia ir dabar. Ir galiu aplamai pasipildyti iš buvimo čia ir dabar. Dar daugiau duoti. Kaip nebijoti likti vienai, nebijoti, kai tavęs nemėgsta žmonės. Nuo mažens niekam nepatinku ir kai daugelio klausiu jų patarimų, tai sako, nekreip dėmesio, pasitikėk savimi, daryk, ką nori, bet neveikia. Kaip nebijoti likti vienai, o ko tu bijai, kai tu liksi viena? Pasižiūrėk į tą pusę, pasižiūrėk, ką jinai bando tau pasakyti, ką jinai galbūt bando tave apsaugot nuo kažkokių traumų. Šiaip labai rekomenduočiau ateiti į konsultaciją, jeigu iš viso turi kažkokių tokių problemų. Gali man parašyti ir mes galėsim pakalbėti aplamai apie šitą temą, nes apie buvimą vienai aš nemoku paaiškinti, ant kiek aš daug galiu aplamai žmonėms suteikti. Ir mes dažnai, pavyzdžiui, kalbant su moteriam, sudarom sistemas. Sistema tai reiškia step by step, ką tu reikės kiekvieną dieną daryti, kad tu patirtum tą vidinį pokytį, nes žmonės tiek dažnai vaikšto pas psichologus, terapeutus ir jie neturi vidinio pokyčio, nes jiem pasako informaciją logiškai, logiškai protas puikiai supranta viskas, super. Bet tai, kas iš tiesų daro tą pokytį, tai vidinis darbas su savim. Ne veltui yra tos bidžiausių užrašų knygos, ne veltui yra praktikos realiai su meditacija susiję. Nes kai tau pasako, žalia yra žalia, tu supranti, kad žalia yra žalia, puiku. Bet kad žalia yra žalia ir tu gali ją užuosti,
tau gali žolė kažkokius prisiminimus kelti ir kažkaip, nežinau, kažkokius, gerai, su žolė, tiesiog pagalvojau apie marihuaną dabar kažką. Ir pagalvojau, kad tiesiog video gali būti iškirptas ir tiesiog Marija Pleira kalba apie marihuaną. Anyways, kad tu galėjai dalykus pasižiūrėti ne tik iš logiškos pusės, bet ir iš tokios, ką jinai tau realiai gali suteikti tavo sąmoniai ir pasąmoniai tiksliau, kur vyksta tas tikrasis pokytis. Nes kad tu suprasi, kad žalia yra tipo nieko neduodantis rezultato dalykas. Ir dėl to reikia dirbti su savim, dirbti per praktikas. Ir tas pats dalykas, buvimas su savim, buvimas vienai, ką tu tenais bijai pamatyti tokio baisaus, arba ką bijai patirti iš aplinkos, kai liksi viena. Kas ten tokio blogo yra? Pamatyk, pasižiūrėk, nebėkit, nes tai, ką jūs stebit ir ką jūs sukoncentruojat dėmesį, sakykime, per meditaciją, ne, į tą jausmą. Budizmo mokymų tai nyksta ir tai yra taip keista ir taip deep tuo pačiu, nes aš, pavyzdžiui, kaip išgyvenau paskutinį skausmą, sakykime, vidinę, ne, paimkim pavyzdį, buvo labai fainas vaikinas, kuris man labai patiko, bet jisai netitiko mano dalykų. Ir aš žinojau, kad aš jo nenoriu keist ir žinojau, kad jisai nepasikeis, nes aš jam pasakau ir nevyksta tiesiog. Ir man reikėjo tą žmogų paleisti. Ir man taip viduj skaudu buvo. Taip pistan, tipo crazy. Aš sėdžiu ir man byra ašaros. Ir aš prisiminiau šitą būdą, kad reikia tiesiog leisti savo jaust ir įėjau į meditacinę būseną ir į tą skausmą. Ir tiesiog tenais pamačiau, kad tenais yra, aš to apsiverksiu, kad tenais yra ta maža mergaitė, ta maža Marija, kurią kažkada paliko kažkas ir jinai jaučiasi tokia nesaugi, nes dabar aš kaip saugusysis nusprendžiau, kad kažkas mane turi palikti. Nes aš nusprendžiau palikti ir aš supratau, kad tai ta maža mergaitė yra nesaugi, o ne aš kaip saugusi moteris, kuri realiai, savo, nežinau, aplinkoje aš turiu savo namus, savo imperiją, savo vidų, savo šventovę susikūrus ir kad ta maža mergaitė galvoja, blema, mane vėl kažkas paliko ir aš nuėjau ir ją pagodžiau ir nuoširdžiai pasakau, kad viskas su tavimi yra gerai ir kad aš tave apsaugosiu tokia, kokia tu esi ir niekas tavęs nepaliko, aš tavęs niekada nepaliksiu ir, kaip sviestų patepta viskas buvo po to. Nuoširdžiai nebėkite tą jausmą, nes jisai bando pasakyti, kaip jautru, jis jums bando pasakyti dalykus, kurie galbūt jums yra vertingi pamatyti. Dar kartelį pasisveikinti galbūt su to vidiniu vaiku. Pavydžiu draugai, kad jinai graži, jinai daugiau dėmesio gauna, atrodo visko daugiau dėl grožio. Kaip nustoti pavydėti? Pati tap graži. Jeigu tu kažko pavydi ir aplamai kažko pavydi, pasižiūrėk į save, ko tu savo neleidi daryti. Kaip žinoti, ar esi tinkamuose santykiuose, jei būna pykčių gan dažnai, gal net čia santykių šlifavimasis. Ką galiu pasakyti, kad jeigu tau kyla tokie klausimai ir tu esi tinkamuose santykiuose ir yra daug pykčių ir tu savęs kvestionuoji, tai tikriausiai žmogus perženginėja labai daug kartų tavo ribas ir iš to kyla, pyktis. Galbūt tavo poreikis yra nepatenkintas, vyras, pavyzdžiui, nežinau, tenais negrįžta, ne, ir už to pykčio, tiesą pasakius, slepiasi labai daug noro meilės. Tipo, sakykime, bachūras tavo negrįžo naktį, čia labai toksik, pizda, negaliu patikėti, kad tai būna, bet jisai negrįžo ir tau pyktis kyla, bet iš tiesų pyktis tai dėl to, nes tu norėjai būti tuo žmogum jam, kad tave pasirinktų ir kad tave mylėtų ir dažnai pyktis signalizuoja ne patį kaip pykti, bet kaip norą patenkinti tam tikrus poreikius. Ir mes einam į santykius, mes 100%
savęs neišpildyti 100% savo patiem poreikių negalim patenkinti visų, ane, nu, pavyzdžiui, artumo poreikis su kitu žmogum, tai jau kito žmogaus reikia. Tai reiškia, kad tau tas žmogus nepatenkina tų poreikių, ane, ir arba labai silpnai patenkina, tai come on, ar tau reikia žmogaus, ar tu gali būti tam žmogui, kuriam tu nepatenkini tų poreikių. Tai reikia rinkti žmonės, su kuriais lengviausiai, gražiausiu būdu, mieliausiu būdu pasitenkinate poreikį, bet žiūrėkit, aš kai sakau ir šaržuoju dažnai vabliamą, tipo, tą padarė skirkis. Kai kurie žmonės tiesiog ateina gyvenimą jūsų nebūti tais galutiniais partneriais, ir, nu, o tiesiog, kad jūs mokytumėtės būti partnerystėj, galbūt, kad jūs išmoktumėt būti su savim kitokiu būdu, kad jūs mokėtumėt galbūt su jais įsiskirt. Tam tikri žmonės atsiranda jūsų gyvenime, kad, nu, jum išmokytų apie jūs pačius netgi dalykų. Gerai, ačiū beje už komplimentus, kuriuos parašėt į klausimus, tai labai faina, aš juos matau. Ar įmanoma, kad dar būnant toksiniuose santykiuose pamilti save ir pasikelti savivertę? Nėra galimybės skirtis. Yra galimybės skirtis, tu jos neleidi savo pamatyti arba neleidi savo suteikti visų dalykų, kuriuos jisai tau suteikia. Tai reiškia, galbūt tai yra finansai, visą laiką moteris gali užsidirbti pinigus ir by the way, po skyrybų visos moteris, nu gerai, 95%, aš iš oro traukiu šitos skaičius, jo, iš oro, bet esmė yra ta, kad tikrai yra padarytas ir buvo padarytas tyrimas apie moteris, kaip jos elgiasi po skyrybų, jos be išimties labai daug moterų, gerai, labai daug moterų uždirba didesnius pinigus negu būnant santykiuose, nes jų tiesiog tas veikimo mechanizmas tiesiog taip vyksta, kad jos tiesiog daugiau dirba, nes jos bėga nuo emocijų. kad išbūti, ane, tame įsiskirime, tai finansinė problema. Ta prasme, tu turi savo susikurti tokį gyvenimą pati su savim, kad mokėtum į save atsiremti, tada tu netoleruosi jokių toksinių santykių. Ir esmė yra ta, kad neįmanoma būnant toksiniuose santykiuose pamilti savęs, kas čia per nesąmonė, tipo, įsivaizduok, tu esi toksiniuose santykiuose, aš buvau toksiniuose santykiuose, mano praeiti santykiai buvo tokie toksi, kad jūs neįsivaizduojat, kiek aš šiaip kaip žmogus turiu žoskai daug energijos, aš turiu žoskai daug meilės, daug grožio, bet ta pati energija gali būti transformuojama į pyktį, į pagiežą ir, nu, mes tiek pykdavomės, crazy, nu, ta prasme, tiek ašarų, tiek tokio, wow, nu, labai blogai buvo. Ir kai dar manipuliuoja tavim žmogus, nu, tai dar blogiau. Ir tu tenais visą savo energiją skiri. Nesvarbu, ta prasme, įsivaizduok, pas tave ateina energija. Ir tu tą energiją pasirenki, kaip nukreipti. Ar dabar aš būsiu mylintis žmogus, kursiu, duosiu kitiems žmonėm, ar aš karočią į bachūrą, kuris manęs nevertina, nukreipsiu tą energiją. Tu renkies, tu esi laidininkas, tu esi tiesiog laidininkas šitoj žemeliai, kuris sako, kai aš priemu energiją ir aš ją atiduodu. Bet kaip tu ją atiduodi, ar tu nukreipsi ją į kūrybą, ar tu nukreipsi į čiūvą, kuris tavęs negerbia. Supranti, ką noriu pasakyti. Ir jeigu tu nukreipi visą laiką tos toksinius santykius, tai tu kaip pana, nu, tu negali savęs kurti, nes tenais nueina energija. Pavyzdžiui, kai aš nemoku paaiškinti, ant kiek tiesiog žydėjimas prasidėjo aplamai mano gyvenime, dėl to, kad aš kaip žmogus, kaip moteris, aš tiesiog savo skyriau tą energiją ir aš supratau, aš šiek tiek turėjau ir aš tiesiog iš šiukšlių dėžę tą energiją išmesdavau su juo būdama. Aš šiek tiek meilės ir aš supratau, ant kiek daug žmonės, kurie buvo su manim visą laiką, kiek aš nematydavau savęs, kaip aš nemokėdavau valdyti tos energijos, kaip aš nemokėdavau jos nukreipti grožiui ir kaip aš nukreipdavau, žinai, ką aš galiu pasakyti, aš ant tiek nežinau ir nesupratau, bet to pačiu galbūt jaučiau, ant kiek aš stipriai galiu kur duoti ir aš bijau į tos savo stiprios pusės. Dėl to aš rinkdavau žmonės, su kuriais būti toksik, su kuriais būti taip, nu, kad tipo, aš jam duodu ir jie man nieko atgalvos ne, nes ta energija pasidalindavo, aš vis tiek kurdavau socialinę mediją,
bet aš jiem žoskai daug duodavau tos energijos. Ir dabar, kai aš tą energiją visą koncentruoju į social media, į kūrimą savo brando, į pagalbą moterim, kad jos išeitų iš tų toksinių santykių, sakau, aš ir konsultacijas vedu, aš ir knygą, dabar antrą bidžiausių užrašų knygą, praktikų rašau, kad mes galėtume į seksualumo temą, į malonumo temą labiau gilintis. Jūs neįsivaizduojat, kaip dalykai tiesiog pasidaro. Pasirodo, aš save taip, po skyrybų aš viso taip save pradėjau mylėti, aš visas savo svajonės, kurias aš turėjau vaikystėj, kai aš sau neleisdavau pirkti kažko, nežinau, aš viską tiesiog pasidariau taip, kaip aš noriu. Ir tu toks žydintis žmogus pasidarai, nes tavo energija tiesiog nebenueina šuniuje nuo degos ar ant žmonių, kurie tavęs niekada nevertino ir nevertins. Nes prisiminkit, mamos, jeigu vyras padarė vieną kartą tokį dalyką, kuris jums nepatiko, ir jūs pasakėt, kad, nu, davai, seni, nu, nedaryk taip, ne? Ir jisai antrą kartą padaro tą patį dalyką, tai reiškia, jisai yra toksai žmogus. Jeigu vieną kartą, dar gali žmogus pasitaisyti, čia nekalbu apie išdavystės ir apie temas, kurias jūs apkalbėjot, kad jums nepatinka, ne? Tai, kad taip darytų, nu, pavyzdžiui, vieną kartą pavėlavo, bet baisiai pavėlavo. Pas mane vaikinas, žodžiu, atvažiavo, sako, aš tave paimsiu ir taip toliau. Aš sakau, galima, nu, ta prasme, gali neskubėti, aš galiu irgi, žinai, vėluoti. Nu, aš nevėlavau. Bet esmė yra ta, kad aš jo laukiu gal 15 minučių. Nu, tipo, man čia yra per daug laukti, kaip, nu, tipo, į pasimatymą važiuojant. Nu, sakau, žiūrėk, nu, kitą kartą aš eisiu tiesiog, nu, namo, nu, nelauksiu tavęs tiek po 10 minučių. Tai tiesiog nusibrėžkit ribas. Antrą kartą taip nepasikartoju, tiesiog, nu, žmogus tiesiog jau punktualiai prisistato, nu, supraskit, kad žmogus parodo labai aiškiai, koks jis yra, parodo, koks jis yra per savo veiksmus. Jeigu tai jam pasakėjai, kad tau nepatinka, tai vadinasi, ir jeigu jis darys, dažniausiai mes užsileidžiam ne vieną ir ne 2, ne 3 kartus ant viršaus, ne? Tai vadinasi, jisai toksai yra ir tu pati renkės su juo būti ir susitaikyt. Tai rinkitės nesusitaikyt. Kaip pasitikėti savimi? Tiesiog pažinkit save. Bidžiausių užrašų knyga kaip praktikų knyga gali būti, kur jūs užduodat savo 3 mėnesius iš eilės, kiekvieną dieną klausimus. Nuorodo aprašymę įdedu į tą knygą. Kada jūs pažinsit save, jūs žinosit, ką jūs mėgstat, kaip jūs mėgstat, jūs jau pradėsit gerbti savo tas tvirtasias, gerasias pusės, pamatysit ir juodasias pusės, sakysit, okei, aš tokias turiu, galbūt aš jų galiu nenaudoti daugiau, ne? Galbūt panaudoti tada, kada man jų reikia. Labai fainas pavyzdys, įsivaizduokit situaciją. Nu, žmogus turėjo mamą, kuri, nu, tokia skandalikė, tokia eina, daro, rėkia per galvas ir vaikas auga, ne? Ir sako, nu, aš tokia gyvenime nebūsiu, aš nebūsiu tokia kaip mama. Bet ateina situacija, kada maždaug, nu, žmogus labai negražiai pasielgia su juo. Ir sako, nu, mes maždaug tų pinigų negrąžins. Tai patikėkit, ta pusė, kuri buvo tam vaikui iš mamos, taip įsijungė, taip pasiėmė, susakė dalykus, žiūrėk, jeigu nebus taip, ribas labai aiškiai užbrėžė. Nu, tokį skandalą iškėlė. Ir tada ir pinigai buvo grąžinti ir viską. Ta prasme, jūs pagalvokit, kad tos pusės, galbūt, kurios jūs nepriemat, kurios yra tos tamsesnės pusės, jūs galite jomis pasinaudoti, nu, ne kiekvieną dieną, ne, o kada jums labai jų reikės. Tai, ką norėjau pasakyti apie tą pasitikėjimą savimi, išsirinkit ir sritis, kuriuose jūs norit pasitikėti, praktikuokit save. Ta prasme, jeigu jūs savo pažadėjot, tai ištesėkit ir didinkit tuos tikslus. Nu, taip gera, tiesiog faina, kada tu savo įgyvendini dalykus. Kada tu dėl savęs įgyvendini dalykus. Suprantat, ką noriu pasakyti? Taip. Kaip būti savimi, kaip sužinoti, kokia iš tikrųjų yra tikroji aš. Budizmo mokyme sako, kad nėra jokio tikrojo aš. Man yra kaip ir suprantamas tas dalykas, nes kai sąmonė plečiasi, tu savęs nepriboji kažkokiam taisyklėm, kažkokiais įsitikinimais, nes tavo sąmonė tiesiog plečiasi, tu esi viskas viename vos ne. Bet nuo ko, pavyzdžiui, tas supratimas apie save prasideda, kad tu nebelygini savęs ir nebetapatini savęs su savo tėvais,
supranti, kad tu nesi tavo tėvai, tu niekada nebuvai jais. Tu nesi vieta, kurioje tu gyveni, nors mes labai irgi galim tu nesi draugai tavo, tu nesi tavo mintis ir tavo jausmai. Ir tai, kas esi tu gali pajausti tik per meditaciją, per buvimą, per analizavimą savęs, savo vertybių, savo tikslų, per savo gėrio supratimą, savo blogio supratimą ir apjungimą jo į vieną. Tai kaip būti savim, tai pirmiausia reikia atrasti, kas tu esi ir tada pagal tai būti. O kai tu atrandi save, tada labai jau ir lengva būti savim, nes tu žinai, kas tu ir tau tiesiog belieka būti su tuo savo žinojimu. Kaip atsikratyti nerimo, streso, įtampos, kaip padėti savo. Ilsėkitės. Šiaip ir vitaminai, nepaminėjau, meditaciją, šiaip labai dažnai minėjau šitam video, kad tik kaltumai galimybės, kad reikia medituoti. Bet vitaminai, nerviniai, psichikos sveikatai yra šiaip labai svarbus dalykas. Tai nepamirškit B vitaminą, omega 3 taukus nusipirkti ir gerkit. Pamatysit, crazy, kaip susitvarko gyvenimas, kaip susitvarko tavo smegeninė. Valgykit maistą, panos. Jūs ir ilsėsitės geriau ir jūs mąstysit galvą, ne tarp kojų, nežinau, reikalai ir bachūrai lygiai tas pats liečia. Ta prasme, turi jūsų kūnas, kuriame jūs esat, funkcionuoti gerai ir tinkamai jum. Tai jeigu jūs nubrauksit kūną ir sakysit, ne, jisai nėra susijęs su mano psichika, tai žinokit, jūs labai klystat. Kaip pakeisti save, tuos dalykus, dėl kurių ir pati kenčiu ir kiti žmonės. Man šiaip labai psichologė viena labai senai davė tokį patarimą. Žiūrėk, Marija, tau nėra produktyvu būti tokia, kokia tu dabar išeigą turi. Pakeiskit išeigą. Kiekvieną kartą, kai pajauti sąmoningai, kad va šitas šūdas, ką noriu padaryti arba pasakyti, yra neproduktyvus man. Neproduktyvus, nenaudingas. Nenaudingas kitam žmogui, kito žmogaus laimiai, mano laimiai. Tai rinkitės nedaryti, sustabdyti save, nėra kito būdo. Nėra kito būdo, nežinau, mest rūkyt, jeigu tu pasiemi cigaretę, žiūri ją ir prisideginėjai, tipo padedi ją. Kitas dalykas, šiaip kada lengviausiai pokytis vyksta tada, kada tu supranti, kaip tu veiki, supranti savo veikimo mechanizmus, supranti, ką tu čia darai šitam gyvenime. Tada, kada tai dabar reikia kažkaip prisiminti, ką aš norėjau pasakyti. Kada atsiranda vidinis poreikis, tada atsiranda vidinis ir pokytis. Ką turiu omeny? Įsivaizduok, tu dabar eini pasimatymus ir tau tučių nei nereikia. Ir man asmeniškai, irgi, nėra taip, kad man crazy, dabar man reikia bachūro, dėl to, kad aš be jo negaliu gyventi. Ir esmė yra ta, kad atsiranda tinkamas žmogus ir tada man jau jo reikia. Suprant, vidinis pokytis, man jau jo reikia, aš jau dėl jo norėčiau pasistengti, žinai. Atrodo, kaip ir nieko neįvyko, tokio labai sunkaus, labai tokio, arba, pavyzdžiui, irgi vyras. Labai buvo prieš, sakykime, sportą, bet jo pana, kurią jisai sutiko, yra sportininkė ir jisai pamilo sportą. Ta prasme, nereikėjo kažkokio didžiulio vidinio valios darbo, įdėt, kad įvyktų tas vidinis pokytis. Tai reikia irgi labai suprasti savo kodėl, dėl ko aš tą darau. Tai gerai, kaip sugalvojai pradėti savo verslą ir padėti kitoms panelėms tvarkyti su savimi iš vidaus? Labai fainas klausimas, šiaip dažniausiai šitą klausimą atsakau labai paprastai, kad aš visą laiką tokia buvau, nes aš visą laiką tokia buvau. Bet aš labai bijau iš to savo pusės. Aš labai slėpiau ją, o Jėzus Marija, ta prasme net nejauku, žinai, kiek žmogus gali slėpti. Aš visą gyvenimą kūriau poeziją, rašiau tekstus ir gilinausi į sudėtingas temas, ten su savo mamyte, nežinau, virtuvėj sėdėdavom, braižydavom diagramas ir man labai įdomu būdavo sujungti nesujungiamus, pavyzdžiui, dalykus, kas susijęs su psichologija. Aš labai domėjausi knygom
Ir visą gyvenimą turėjau užrašų knygas šalia savęs, kurios prasidėjo nuo tiesiog, ta prasme, ten One Direction vos ne klijavimo ant lapų ir ten gražių berniukų iškarpų, ar ten gražių merginų iškarpų, nu, you name it, nu, ne iš seksualinės pusės, tik nepagalvokit, prašau. Nu, galit pagalvoti, bet ne apie tai. Nu, įsivaizduokit, paauglė mergaitė tiesiog rašo užrašų knygutes ir aš po to pradėjau gilintis į psichologiją labai stipriai ir savo uždavinėti klausimus, į terapiją pradėjau lankytis ir sukūriau pirmą užrašų knygą 2020 metais apie meilę savo ir planavimą gyvenimo, nes aš buvau visą laiką apie discipliną labai, kaip ir sakiau, ir tada pradėjau gilintis į tą meilę savo. Ir išleidau pirmą užrašų knygą 20 metais ir labai greitai išleidau prieš kalėdas, išleidau ir nupirko labai greitai visą tą seriją knygų. Ir ta prasme, man ten buvo toks, nu, fainas dalykas. Aišku, kai tu įdedi labai daug darbo ir matai, kad viskas eina kaip turi eiti, nu, tu jau taip, nu, džiaugiesi, bet supranti, kad taip ir turi būti. Ir kame esmė, kad aš 20 metais, kada išleidau, aš nežinojau, kad aš stabdysiu tą dalyką, nes aš galvojau, darysiu, nu, toliau, vis po naują užrašų knygą kiekvienais metais išleisiu. Bet dabar aš supratau, kad aš turėjau labai daug šūdo praeiti, kad aš galėčiau tapti tuo žmogum, gilesniu žmogum, kuris labiau įkvepia, kuris labiau motyvuoja, iš esmės, nes turiu tokią patirtį ir duoti tą patirtį kitom moterim. Tai mano ta visa kelionė ir buvo visą laiką apie moteriškumą. Aš nuo pat, nežinau, ten 1-2 klasės burdavau mergaitės į grupelės, kad mes treniruotumėmės ir nugalėtume berniukus. Aš buvau visą laiką ta pana, kuri buvo visą laiką už moteris ir moterų teisės. Ir man labai nu, nuoširdžiai taip stipriai reikėjo tų moterų. Ir kol aš pati atsisukau į save ir nesupratau, kad tas vyras, kuris labai, nu, tas vyras, kuris labai nori gelbėti tas moteris, nu, visgi pirmiausia turi savo moterį išgelbėti. Tai ta vidinė transformacija ir to vidinio vyro galbūt netgi priėmimas ir sukūrimas savo vidiniai moteriai, kad aš galiu žaisti, kad aš galiu kurti, kad aš galiu, nežinau, pasauliui duoti labai daug grožio ir kad ta vidinė pas mane moteris jaustųsi saugiai tame vyro, nežinau, darbe, kad aš galiu savo finansus suteikti, ne, galiu save apsaugot pačią, leidžia jai tai vidiniai moteriai skleistis ir duoti daug pasauliui grožio ir meilės. Ir ta prasme, aš ant tiek, jūs neįsivaizduojate, ant kiek aš stipriai pajutau ir supratau tą moterišką galią, nes ant kiek moteris gali viena kitai duoti, jeigu jinai priema savyje tą moterytę ir kad jinai priema, kad jinai yra nuostabi, gražiausias pupsikas, kaip mano viena draugė labai mėgsta sakyti, gražiausia, saldžiausia ogytė, viduj jinai jau yra pati su savim, tada jinai gali ir kitas tas moteris priimti, kitas moteris palaikyti ir kad ir kaip bebūtų kartais sunku ir liūdna, aš suprantu, skaitydama kitų moterų istorijas, kad nu, mes labai per panašius dalykus einam ir tos moteris, kurios mane atranda, nu, jos atranda ne veltui. Ta prasme, aš ne vieną milijoną, gerai, ne milijoną, bet ne vieną 100 kartų esu įsitikinus per žinutės jūsų, per pasidalinimus, per moteris, su kuriuom tiesiog einam out, susitikti, kurios tampa mano draugiam, kad čia meant to be, aplamai meant to be. Vien dėl to, nes aš turėjau tokias patirtis ir vien dėl to, nes aš jom galiu duoti ir suteikti ir patarti ir kad jos man irgi taip pat gali mainytis. Tai kaip sugalvojau, aš nesugalvojau, aš visą laiką jutau ir mane pasaulis draskė, ne vieną kartą kentėjau dėl to, kad nesiekiau to jausmo, ignoravau tą jausmą ir tiesiog galvojau, gal čia ne apie mane, žinai. Ne apie mane tą pagalbą, ne. Netgi kurdama lazerio įmonę, kai studijavau fiziką, turėjau coacherį ir sako, o koks tavo tikslas, žinai? Sakau, aš noriu, kad toj įmoniai dirbtų tik moteris ir jos turėtų lygiai tokius pat gerus atlyginimus kaip vyrai. O sako, nes tu supranti, kad čia yra labai sudėtingas būdas pasirinktas, kad tavo svajonę įgyvenint, kad moteris turėtų lygius atlyginimus ir kad jos gyventų kokybišką taip pat gyvenimą kaip vyrai.
Sakau, nesuprantu. Sako, tau nereikia įkurti lazerių įmonės, kad tu pasiektum šitą svajonę, tu gali tą daryti visai kitaip. Ir aš tokia, ne, kad aš nusišnekštai iš serijos, tipo, aš vis tiek darysiu savo, dariau, perdegiau ir ten po to visa mano depresijos istorija prasidėjo, bet aš visą laiką, man atrodo, buvau apie moteris, bet aš turėjau tą vidinį labai stiprų vyrą ir ką tik aš apturėjau su jumis terapinį seansą ir išgyvenimą. Paskutinis klausimas, kaip santykio su tėvais sutvarkymas keičia gyvenimą. Labai paprastai pasakysiu konsteliacijų būdu, tai jeigu praeitą klausimą klausėt apie konsteliacijas ir nepasidomėjot, kas jos yra, dabar įsijungiam konsteliacijos ir pasiskaitom, kas tai yra, kad jūs suvoktumėt. Tai kai konsteliaciją atstato, dažniausiai dalyvauja kaip pagrindiniai asmenys tėtis ir mama. Tėtis yra dešinioji pusė, pas žmogų jisai stovi už to žmogaus, už kiekvieno žmogaus iš jūsų. Tėtis atsakingas už tą emocinę pusę, kuri yra apie pinigus, apie finansus, ėjimą, darimą. Tai kuo geresnis santykis su tėčiu, kuo labiau jį priemi vidiniu žvilgsniu, į save, kuo labiau priemi tėtį, tuo tau labiau sekasi tas sritis. Kuo labiau priemi mamą, kuri yra atsakinga už tavo malonumą, už tavo džiaugsmą, už tavo pasimėgavimą gyvenimu, kuo labiau priemi tą irgi vidiniu žvilgsniu, kuo turi geresnis santykis į mamą, tuo geriau tau sekasi tie dalykai. Tai galite patys paanalizuoti, kodėl pas mane nebuvo to tokio pasimėgavimo gyvenimo dėl kairės pusės iš operavimo. Bet esmė yra ta, kad kai žmogus nepriema vieno ar kito, jisai nepriema pusę dalelę savęs. Pusę savęs atsižadėti. Ir esmė yra ta, kad dabar paimkit mano pavyzdį, crazy, man taip susidėlioja viskas. Žiūrėkit, paimkit mano pavyzdį. Labai aiškiai suprasit, kas čia per dalykas yra tas tėvų priėmimas. Aš vidiniu žvilgsniu nemokėjau priimti savo mamos. Nemokėjau priimti tos dvasinės pusės, aš labai nuo dvasiškumo bėgdavau. Ta prasme, pas mane yra logika. Aš ne veltui pasirinkus buvau studijuoti tiksliuosius mokslus po mokyklos, nes pas mane yra logika, disciplina. Vidinis žvilgsnis į tėtį, vidinis tėčio priėmimas, man jis buvo kiečiausias žmogus žemė. Ir mama man buvo tokia apie nieką. Tokia silpna, kad, ta prasme, negali moteris būti silpna. Aš dabar, man renkas ašaras, ant kiek aš stiprų ryšį turiu su savo mama ir ant kiek man ryšys su mama, kurį aš turiu, davė gyvenime. Nes kol žmogus nepriema vieno iš savo tėvų, jisai neigia tą dalį savy. Ir jisai nori nužudyti tą dalį savy. Ir ne veltui aš turėjau tą depresiją ir aš norėjau, kad ta dalis, kuri nebepakelia mano to skriaudimo savęs, nes kai tu ruošies fitneso varžybom, tu nevalgai, tu labai daug sportuoji, aš tada ir tą lazerių įmonę dar bandžiau kurti. Ir ta moteriška pusė mano taip bujojo, bet aš jos, tipo, ką tu čia silpnekė maždaug, tipo, varai ir darai, eini, sportuoji, žinai, iš tos pusės žiūrėdavau. Ir kada aš priėmiau savo tėvus, ta prasme, jūs neįsivaizduoja, kiek tai yra laiko investuota, kiek tai yra pinigų investuota, santaupų, kurios tu esi užsidirbęs kaip studenčiokas. Ta prasme, mano visi finansai yra investuoti arba į naujausią telefoną ir kompą, kas susijęs su technologijom, arba į tiesiog psichoterapiją, nes tai yra mano psichoterapija, psichologija, mokymai įvairiausi, tai buvo ir yra mano main thing, kur aš leidžiu pinigus ir visą gyvenimą tai buvo. Jūs neįsivaizduojate, ant kiek pasikeitė santykis su pačia savim, kad aš nebeneigiau tos moteriškos mamos pusės. Tai atsivėrė ir dvasinis pasaulis, tai tiesiog tokia intuicijos šoska pasirodo, mes turim crazy. Aš jaučiu dalykus, aš jaučiu žmonės. Ir jeigu aš nepriimčiau galbūt tėčio pusės, kas man šiaip labai lengva būdavo padaryti, tai būtų sunkiau, žinai, su ta disciplina valia.
O dabar yra balansas. Dabar aš turiu teisę viduje priimti tiek mamą, tiek tėtį, nes taip pat kaip ir aš turiu teisę dabar užsiimti tiek dvasiniais dalykais, tiek psichologijos dalykais, meilės dalykais, meilės skleidimu iš savęs, tiek galiu būti tas darbštus žmogutis, kuris eina, siekia tikslų ir čia tada pradeda energijos balansuotis, tau nereikia vienos pusės atsižadėti. Ir kame esmė, kada yra išsiskyrę tėvai, dažniausiai moterys, mamos, permeta kaltę naštą, vidinę naštą, vidinį skausmą ant vaikų, nes jom antiek yra sunku aplamai gyventi po tų skyrybų su tėčiu, kad vaikas irgi perima tam tikrą kančios dalį. Ir sako, mama, pasidalink su manim tą kančią, nesąmoningai tai veikia. Ir tada tu pradedi nekęsti truputį ir savo tėčio, Pradedi nekęsti savo tėčio. Tada tėtis sako, žiūrėk, tavo mama galbūt yra netokia gera. Tada tu nori pasidalinti kančią su savo tėčiu. Ir sakai, jo, mama nėra negera. O vaikas, kad ir jausdamas, kad tėvai pykstas, negirdėdamas to, nematydamas, jisai nori kažkokioj pusėj būti ir jisai vieną pusę pasirenka, o tu savy negali pasirinkti vienos pusės, nes tu esi visuma, tu esi naujas kūrinys. Ir nesakau, kad reikia priimti, toleruoti visus 100%, ką tavo tėvai daro. Ne, turi būti tiesiog geras ryšys susikūręs, vidinis ryšys į tuos žmonės, ne į tavo patėvį, ne į tavo pamotę, jeigu tokias turi, bet į tavo biologinį tėtį ir biologinę mamą. Tada nebenuneiksi savo viduje kažkokios dalies, kuri bet kokiu atveju anksčiau ar vėliau labai stipriai įsiverš į viršų. Tai va, šiandien, man atrodo, mes turime pabaigą. Aš labai į tualetą noriu. Anyways, pakviesiu jūs pasekti šitą kanalą. Jeigu jums rezonavo šitos mintis, pasidalinkit su jomis, savo draugais, savo pažįstamais, su moterim, kuriom gali būti, irgi su vyrais, nes ne vien koncentravus labai į moterį šitam video, su žmonėmis, kuriem gali būti šitą informaciją naudinga, nes aš žinau, kad mano žodžiai ir mano skleidžiama energija, mano mintys, mano patirtys labai paliečia kitus ir padeda jam pradėti daryti tą tikrą pokytį savy. Tai nepatingėkit pasidalinti ir nepatingėkit į save atsisukti. Nepatingėkit save pradėti pažinti iš tiesų, kokie jūs esat, nes jūs esat nuostabus. Kiekvienas turi savo nuostabias pusės, kiekvienas turi savo, taip sakant, tas juodasias pusės ir viskas su tuo yra gerai. Tai šiandien aš su jumis atsisveikinu. Su jumis buvo Marija Pleire. Bye!